Sveiki! Šiandien mes norėtume jums pristatyti mūsų sugalvotą žaidimą. Tai žaidėjų tikslas būtų pasiekti finišą pirmiems ir tapti laimėtojais. Žaidimo detalės būtų figūrėlės, lenta bei kortelės su klausimais. Žaidimo vaidmenys yra atsakantis žaidėjas ir vedlys, o žaidimo eiga, jog iš pradžių žaidėjai pasirenka figūrėles, su kuriomis jie keliaus žaidimo lenta. Kai ateina žaidėjų eilė atsakinėti, jis pasirenka norimą klausimo lygį, o vedlys garsiai perskaito tą klausimą. Jei atsakinėjantis žaidėjas sako teisingai, paeina tiek taškų lentoje, kiek priklauso to lygio klausimams. Ir toliau to pačiu principu yra žaidžiamas žaidimas, o laimi tas žaidėjas, kuris pirmas pasiekia finišą. Tai kortelių reikšmė yra žalios kortelės 2 taškai, oranžinės kortelės 4 taškai, raudonos kortelės 6 taškai, bei mėlynos kortelės, kurios yra vertas irgi 6 taškų. Tai štai čia matote korteles ir mūsų žaidimo lentą. Pradėkime žaidimą. Tai kokią figūrėlę jūs rinksite? Aš tai dėžę, o tu? Aš pasirinksiu obuolį. Gerai, aš tada butelį. Gerai. Tai dar aš vėl gal klausiu, kokią nori lygį? Aš norėčiau gal sunkaus. Gerai. Ką reiškia simbolis su 3 rodiklėmis? Kad produktas gali būti perdirbamas. Taip, teisingai. Kokie lygiai rinkėsi, Lida? Aš pasirinksiu vidutinį. Kodėl svarbu saugoti nykstančias rūšis? Kad išlaikyti ekosistemos pusiausvyrą? Teisingai. Tai kaip matote, mūsų žaidimas yra tikrai labai įdomus ir interaktyvus, nes suburia ne vieną ir ne 2 mokinius, ypač jeigu mokiniai neturi kuo užsiimti pertraukų metu, pamokų metu, jie gali tiesiog sužaisti šitą žaidimą ir tuo pačiu praplatinti savo žinias apie gamtosaugą, rūšiavimą bei perdirbimą. Ir taip pat norėčiau priminti, jog šitas žaidimas yra skirtas mokiniams nuo 14 metų. Šį projektą atliko Lėja, Dagnė, Elida, Emilija, Amelija, Gabija, Dovydas, Mykolas bei Karolis.